atvykom pas Genovaitę Sakalauskienę, ūkininkė, ekologinė ūkio turėtoja, taip, gamintoja įvairių produktų. Ir dabar galėsim ją visą, kaip sakyti, iš jos visas žinias ištraukti. Kaip jūs iš vis įsivėlėt į šitą reikalą? Ūkiui jau mūsų 18 metų. Pradėjom nuo juodų serbentų ir aviečių. Kadangi čia aplinkui nusipirkom 10 hektarų žemės aplinkui sodybą ir daugiau kaip ir to žemės nebuvo, visi čia mūsų ūkininkai labai yra tokie dideli ir visi čia tą žemę labai myli. Tai kaip ir nebuvo daugiau to žemės, tai pagalvojom, ką jau čia iš tų 10 hektarų neišgyvensim, reikia tada daryti uogas arba daržovės auginti. Ir taip ir buvo, ir pasisodinom serbentų su avietėm. Pradėjom jau čia tas uogas skint, prekiauti ir visų neparduodavom. Tada pradėjom plėsti asortimentą. Kaip turi tik tai du produktus kažkokius, ką tu iš jų išmąstysi, ar ne? Tai buvo aviečių uogienė, juodų serbentų ir aviečių su juodais serbentais. Viskas, užsidaro asortimentas. Tada, aišku, reikėjo kažko daugiau ir tada pradėjau visokias kitokias uogas auginti. Dabar, viską auginu, kas auga. Kas neauga ant dirvos, tai auga miške. Pavyzdžiui, šilaugės aš auginu miškelį savo va šitam. Atsirado prieš 4 metus, Ukmergėj čia pas mus, mes garsėjam visokiais tokiais pirmaisiais žingsniais, pirmaisiais blynais. Tai prasidėjo toj darželių maitinimo programa. Visi darželiai, žodžiu, perka per Ukmergės kooperatyvą. Iš mūsų mes vežam į kooperatyvo sandėlius, jie daro logistiką, skirsto po visus darželius. O tada dar mes priklausau aš BioLEUA, tai yra mūsų ekologų kooperatyvas, kuris įsikūręs Kaune. Ir jie irgi išskirsto, daro logistiką, išvažinėja po visą Lietuvą, jie ten veža iki, iki Gargždų ir iki Panevėžio, ir iki Biržų. Ir kai kurie darželiai užsisako tiesiogiai, tai Vilniaus yra 3 darželiai, į kuriuos vežu produktus. Kooperatyvas, kiek žinau, dalyvauja ten kažkokiuose viešuosiuose pirkimuose. Ir tada jie, žodžiu, ieško tiekėjų, kurie, tiesiog, kaip jie perpardavinėtojai, skaitosi, ne tiesioginis jau čia tas pardavimas, bet toj grandinė vis tiek nėra labai ilga. Tai turime apie 100 hektarų, 50 hektarų išnuomavom praeitais metais, nes nusprendžiau, kad ūkininkavimas yra labai sunkus darbas. Tai mūsų specializacija ir yra ropės, ridikai, šakniavaisiai, kaip ir bulvės, burokėliai, pastarnokas, reiškia ten svogūnas ir visa kita, tą, ką gali prekiauti visą žiemą. Ir kita specializacija yra žalumynai. Turime dvaro ansamblį visą, reiškia, ir tas dvaro ansamblis taip ir gyvuoja, kaip stambus žemės ūkio vienetas, dėl to tarsi įpareigojimas yra tą daryti žemės ūkį. Visokių čia atsikandom variantų ir prekybinių, ir neprekybinių. Ir nuo žemės ūkio, ir norėjau, kad už mane kažkas ūkininkautų ir darėm prekybą, ekomarket, turim tokį, reiškia, darinį. Mes kol kas galim parduoti tik Vilniečiams, nes norim labai brangiai pardavinėti ir tik Vilniečiai Lietuvoje brangiai perka. Ir ką mes dabar darom, kad einam link galutinio produkto. Nepasitenkinam tik tai ropę, tik tai, reiškia, obuolių, tik tai tuo, nes aš turim džiovyklą superinę, tai kas 50 km spindulių, reiškia, yra nuo mūsų, tai drąsiai pas mus džiovinkite, pasidalinsim, 3/3 mums, 2/3 jums, arba susitarsim. Čia tokia, aš dar nesugalvojom, bet reiškia, per daug užauginam mėtų, per daug užauginam pomidorų, per daug užauginam baziliko, per daug lieka, nenupirkta, eina atgal. Mes einam į džiovyklą ir viską džiovinam. Tai toks mūsų pasiruošimo cechas, viskas išeina, šaldytuvą turim, ten kitus šaldytuvus turim, viskas yra infrastruktūriškai tarsi gerai. Tai dabar truputį istorijos. Prieš 7 metus ekomarket įsteigėm dėl to, kad galvojom, čia sensta, reiškia, ūkininkai, iš vis keičiasi prekybiniai kanalai, čia reikia prekiauti internetu ir turėti, reiškia, įvairių reiškia, palengvinimų ir čia bus panacėja.
per tą pandemiją užkėlė optimizmą, į nosį gavom kuria prasme, kad kaip ir viskas gerai, prekyba vyksta, reiškia, ten vežam prekes, prekiaujam ir visą kitą, bet suvokiam, kad per mažai atimam iš ūkininkų kaip prekybininkai. Pasidarė 30 ūkininkų ir 70 prekybininkų. Tai va, tai kas tada gavosi? Gavom į kaktą, ne visada, pavyzdžiui, tas pats Ekomarket tapo ir patikimų partnerių. Tada mes uždarėm praeitais metais visus taškus ir nusprendėm, kad plėstis negalima ir atidarėm vieną tašką Užupyje. Metų patirties, dabar turime 30% augimą šį sezoną. Tai pirmą kartą džiaugiuosi, kad esu prekybininkas. Pirmą kartą per 6 metus. Tai sakykime, per tuos 6 metus, kai pradėjom trumposiuose grandinėse dalyvauti ir visą kitą, tai suvokėm, kas iš viso yra tas prekybininkas. Manau, kad reikia palaikyti tą programą, nes tik tai tokia galimybė ir yra ūkininkams per trumpasias savas grandinės, reiškia, realizuoti. Ir žinomiausia yra strategija nuo ūkio iki stalo, tai nuo to ir pradėjome mes remti. Taip pat trumpomis tiekimo grandinėmis siekiama ir mažinti maisto švaistimą. Taip pat su trumpomis grandinėmis labai irgi norima kurti miesto ir kaimo bendrystę, kad miestiečiai, kaip ir Genutė sako, atvažiuotų savanoriauti, jeigu nesavanoriauti, tai bet žinotų, kur tos ropės auga, kur braškės auga ir šilauogės. Ir taip ir yra, ir važiuoja miestiečiai pasiskinti į ūkius tiesiogiai braškių, šilauogių ir pigiau, ir ūkininkams nereikia nusiskinti ir išvežti, ir abipusė nauda ir yra. Su regionų plėtra mes irgi užsiemam ir trumpas grandinės šitą tikslą, šitą privalumą mes irgi išpildome ir siekime įkurti tiek didelių, tiek mažų logistikos centriukų, tokių trumpų tiekimo grandinių tinklų, kad irgi būtų skleidžiama ta grandinė tokius stambesnių mastų, regioninių mastų ir kūriamos darbo vietos taip pat. Visų vyriausybių programuose ir šitos vyriausybės, 18 vyriausybės programoje irgi yra vienas iš prioritetų skatinti mažųjų, labai smulkių ir vidutinių ūkių konkurencingumą ir didinti jų gaminamos produkcijos pridėtinę vertę. Grandinės apima ir ekologiškus, ir nacionalinės kokybės, pagal nacionalinės kokybės sistemas užaugintus produktus. Tai nėra tik tai šitie du atvejai, grandinės gali būti kaip ir tiesiogiai iš ūkio perkamas dalykas ir nebūtinai iš ekologiško ūkio arba pagal NKP sistemą užaugintus produktus. Grandinė vis dėlto yra minimum 2 ūkio subjektų bendradarbiavimas. Grandinės gali veikti be tarpininko, bet yra nedraudžiama pasirinkti ir vieną tarpininką. Ūkininkai patys turėtų nuspręsti, ar jiems tas tarpininkas reikalingas ar nereikalingas. Tarpininkas tai yra tos jų užaugintos produkcijos pardavėjas. Priemoniai buvo skirta daugiau negu 14 milijonų eurų. Jinai pradėta įgyvendinti nuo 16 metų ir per visą tą laikotarpį buvo gauta 68 paraiškos. Pradžia tos priemonės buvo tikrai labai sunki. Dabar jau yra parama vystoma tai pagal tuos 3 tiekimo grandinių vystymo modelius. Tai yra mažiausia paramos suma iki 150 000 yra skiriama tiems, kurie labiau orientuota yra į pačius smulkiuosius ūkininkus, kurie vysto kaip savo šeimos ir su partneriais tokį smulkų vidutinį verslą ir nori parduoti savo ūkyje užaugintą produkciją, patys nesuvartoja, bet dar nori parduoti, išvežti į vietinę rinką, ar į turgų, ar iš ūkio gali parduoti, ar važiuoti į kitą miestą su autobusiu, kur parduoti. Tai čia 150 eurų parama. Kita parama iki 250 eurų, kai tas grandinių vystymas jau atsiranda tokiu didesniu, mes taip visą laiką, kad būtų paprasčiau žmonėms, sakom, rajoniniu mastu, tai jau ateina čia kaip taisyklė kokių porą viešųjų maitinimo paslaugas teikiančių įmonių, kaip darželiai, kaip kažkokie tai kiti mažos įstaigos ir jau turi sutartis su ūkininkais arba su kooperatyvais ir jie tarsi užtikrina, kad iš jų bus perkama produkcija. Tai pagal šitą modelį yra įmanoma dar
iš pareiškėjų. Pareiškėjas gali duoti tiems savo tiekėjams savo įrangą ir, tarkim, darželiams tiekti produkciją jau su šaldytuvais. Girdėjote, irgi darželis skundėsi, kad patalpų tų rūsių nelabai kas turi, arba jie jau yra pasenę ir tų šaldytuvų irgi kartais nėra. Tai tos šaldytuvai, termodėžės ir panašiai, ta laikymo įranga irgi yra galima. Na ir pati didžiausia paramos suma iki 1,5 milijono arba 700 000 eurų yra skiriama tų atvejų, kai yra steigiamas regioninio lygmens logistikos centras. Na, labai sunkiai čia mes irgi išjudėjom, bet dabar tai vien tik tai, kas skambina ir klausinėja, visi nori regioninius centrus steigti. Ir visi prašo 1,5 milijono. Ir dar turime beveik 5 milijonus eurų. Šiais metais šiuo metu dar vyksta paraiškų teikimas 3 kartą. Ateinančiais metais mes dar irgi yra suplanavę netgi 4 paraiškų teikimo etapus. 2 iš KPP programos ir 2 iš naujojo periodo.